Komisijos, kurios Seimui siūlys ar pradėti apkaltą Aleksandrui Sacharukui ir Linui Karaliui, apklausė vienus iš paskutiniųjų liudytojų. Šiandien apklausos redaktorė ir žurnalistė iš populiaraus žurnalo, kuriam Karalius sakė, kad išvykdamas atostogų į Pietryčių Aziją, sąmoningai paliko balsavimo kortelę frakcijai, nes ši balsuoja vieningai. Tačiau apklaustas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas sako, kad nei viename Europos parlamente taip nedaroma. Nei vienas Europos parlamentas tokio dalyko neleidžia. Rinkėjai paveda balsuoti asmeniškai tam žmogui, kurį renka, už kurį balsuoja, ir jisai turi tą balsą vienintelis. Perduoti reiškia, kad balsuotų distancinį būdą, kažkas kitas už jį, paprastai tokio dalyko nėra parlamentinėje praktikoje taikoma. Kitą posėdį planuojama apklausti Karaliaus kelionių organizatorių, taip pat pirmą kartą kartu apklausti Karalių ir Sacharuką. Aš manau, kad penktadienį mes turėtumėm užbaigti apklausas, nors visiškai įmanomas dalykas, kad jos gali atsinaujinti arba gali būti kažkokie tai specialistai pakviečiami, jeigu mums tokia pagalba ar talka ar nuomonė, kokia tai būtų svarbi, rašant išvadas. Tas išvadų rašymas, manau, turėtų prasidėti jau kitą savaitę. Iš vadinamųjų apkaltų komisijų pasitraukė Karaliaus ir Sacharuko frakcijos kolega Mantas Varaška, kuris buvo šalia Sacharuko, kai jis naudojosi Karaliaus kortele. Varaška tikina nesuvokęs, kad Sacharukas balsuoja nesąžiningai. Kadangi aš pats negaliu panaikinti net ir mažiausio esančių abejonių, kad ir kokius įrodymus arba liudijimus aš teikčiau, aš manau, kad yra protingiausia šitoje vietoje man pasitraukti. Komisijos darbą turi baigti iki gegužės pradžios. Jeigu Seimas pritars komisijų išvadoms, apkalta prasidės. Seimas taip pat turės kreiptis į Konstitucinį teismą, kad šis išaiškintų, ar Karaliaus ir Sacharuko veiksmai prieštarauja Konstitucijai. Aurelijus Griškevičius, Remigijus Pakėnas, LNK žinios Vilnius.